Hei, sveiki visi šiandien su jumis, aš Emilis. Ir vienu žodžiu, aš netyčia sunaikinau video, tai išėjo taip, kad aš su jumis buvau pasiekęs daug, bet video netyčia išsitrynė. Ir aš jau trečią kartą persikėliau šito traktorium, jis man davė virš 1000, aš užsitobulinau ten biškį. Baigiau tada video ir netyčia išdelytinau tas video. Vienu žodžiu, mano kaltė, bet mes nenuliūskim, neliūdėkim, vienu žodžiu, filmam toliau. Va, per kelias sekundės sėkite kaupę. Va, šitas va dėdus. Ir mes dar čia beje turėjom bulves. Jos taip ilgai duoda, bet tiek mažai pinigų duoda, kad aš negaliu. Kai viskas užtobulinta. Ir beje, šiandien gali būti išleistas dar antrą video. Ta, kur sakiau, turėsiu išleisti šeštadienį. Išėjus greitai. Greitai, aš jums rylį sakau. Greitai. Neužtenka, kai užtas toksai dalykas, kaip neužtenka. Ir aš beje vis dar sargu. Tai va. Nėra čia be pridūt. Nu va, turiu tokią va kataną baltą. Rimtai, gal Fruit Ninja. Jo, anakart šitas. Aname video, nu kur netyčia išdėlytinu ir tiek dalykų. Daug. Beje, aš jūs paprašiau, kad jūs man pasakytumėt, ką pirkti iš šitų dalykų. Ant ko taupyti, ką pirkti, nes aš galiu tik iš tavo už 100 pirkti. Tai va. O gal čia, taip. O čia duoda paskaityti, kas norės. Galėsiu ant pauzės pasistatyti ir skaityti. Ir jo, va tai atkarvė buvo, kad man maks užtobulinta. Aš jums rimtai čia bulves buvo. Pasisektų tokia bulvių. Ir aš sakiau dar, kad jūs sakytumėm savo draugam apie mano kanalą. Čia aš juokauju. Kartoju, aš juokauju. Nes nenoriu apsipazoninti. Mano kanalas ir taip toks lėvas. Patys matai 10 prenumeratorių. O jeigu jūs dar čia savo draugų pasakysit, tai pas mane bus vien tik dislaikai ir dislaikai. Taip, vienas laikas susirinkęs ant šito va. Pirmos ar tai antros dalies, tai neatsimenu. Ant antros liktais 2. Oi, ant pirmos tai ne. Nu, anksčiau išėjus, tai čia. Tai jei ką nesakyti savo draugo, nes man bus toksai pazors. Ir pas mane bus pats leviausias, nors ne leviausias, bet Lietuvai pats leviausias kanalas. Ir daugiausiai surinkęs dislike. Tai žinot, kažkaip nesinori būti tokiu.
aišku, ne pasaulį, bet aš mačiau ir dar levesnį. Tai žinot, man palyginus dar neblogai. Mačiau kanalą, kuris su vienu subscriberiu. Vienu žodžiu, kas nežino šito žodžio, tai čia subscriberis, tai prenumeratorius. Į lietuvių kalbą išverčiu. Man Fork Ninja pradėt filmuoti, jeigu praeis. Pažiūrėjau. Nes kaip jūs va dabar matote, tai yra normaliai. Bet yra tokie žaidimai, kurių Mobizanas arba kažkokia kita programa, neatsimenu, nepaveža kitų gamų ir filmuosi kažkur tais va tokiam va ekraniukė. Tokiam, kokiam aš va tik nupiešiu. Šitą katanikė. Tokiam va mažiukam. Ir jame jūs nieko tiesiog neįžiūrėsit. Jame visas va toks va ekranas. Tokiam va ekraniukė. Nieko neįžiūrėsi. Tai va. Ten išgirt galima. Ir taip pas man čia būna tokios vietos, kur garsai prapuola. Čia dėl programos. Ir beje, iškart dar sakau, jeigu nesakiau, aš galbūt turėsiu antrą kanalą ant kompo. Jis tai žiaurus. Ir Clash Royale nefilmuosiu irgi jau, nes aš man atsibodu, bet rašykit komentarus, paslošiu. Nu gerai. Dabar tiem, kas žaidžia Clash Royale ir tiems, kurie supranta rusiškai, nes aš tai suprantu, moka dar skaityti ant kažką tokio. Tuoj aš jums pareklamuosiu tokį vieną kanalą. Jis vadinasi Krelis. Tuoj parašysiu jums. Ups, čia ne tam, nuėjau. O čia. Bet iš karto sakau tik tiem, kurie supranta rusiškai ir žaidžia Clash Royale. Tie, kas lošia Clash Royale, tai supras mane. Ten pažvengt galima. Ir jie. Čia kaip pavadinimus nekreipkit dėmesio. Va tai panašiai rašosi, va randat. Krelis, va tai atrašosi. Einam čia ir žiūrim video, visi rusiški tokie. Gan įdomus, neblogas youtuberis. Ups. Turi 300,450 prenumeratorių. Va čia va šitas va matas su to rėkančių down kažkokių. Ten tas youtuberis, kuris turi vieną prenumeratorių, Rusfin, jam jis tiek toksai downas, kad aš negaliu. Tai va. Kas nori, gali ir prenumeruoti. Bet tik tie, kas supranta rusiškai. Ir lošia Clash Royale, beje. Gerai, žaidžiam toliau. Eina savo. Aha. Kalis, bet neapsimoka. Bum. Žinau, kad aš turėjau arba pabaigoje, arba pradžioje pareklamuoti tą kanalą, bet dabar atsiminiau ir nusprendžiau vidury video nufilmuoti. Arba čia prie pabaigos sakyčiau tai, kad dar neblogai. Ops, užlaginu. Pirmą kartą. Aš jau taip pavargau. Suprantate, antras video iš karto. Aš jums rimtai iš karto, kai išdarytų iš karto nusprendžiau filmuoti, nes pamiršiu dar. Tai jau pavargęs su. Vienu žodžiu, Markus, datobulinsiu.
Jeigu aš jau pradėsiu taip tyliau kalbėti, tai supraskit mane, aš jau esu pavargęs. Bet antras šeštadienio video šiandien turėtų išeiti. Jeigu neišeis, tai rytoj išeis. Nes aš netyčia ištryniau. Ne, aš ištryniau, nes ten kalbėsiu apie šeštadienį, sekmadienį, vienu žodžiu, lieva išeitų. Dėl to aš jau neįkėliau. Pirk. Ne, nepirksiu. Daug. Aha. Čia va šitas kažkuris iš jų bus vištos. Matyti vištos, reiškia ten kažkuris iš jų bus vištos. Arba iš šitų va kažkuris bus vištos. Arba iš šitų, karočiui kažkur tas iš 9 šitų bus vištos. Geriausiai. Čia офигенный dalykas. Žiauri. Oi, mane ten paspaudė. Nu, nesimenu, ten norėjau iš vis paspausti. Lemba. Vienu žodžiu, rytoj turėsiu... rytoj jau kitam video mes nupirksim va šitą. Tikiuosi šitas neišsidėlytins kaip anas. Išsidėlytins. Vienu žodžiu, jūs trečios dalies nepamatys. Gerai, su jumis buvo aš Emilis. Sadykit laikus, prenumeruokit, nesakykit savo, nors jeigu nori galite sakyti savo draugams apie mano kanalą ir sakykit, kad jie nesakytų dislaikų, kad sakytų laikus, prenumeruotų, rašykit komentaruose, ko jums trūksta daugiausiai. Ir aprašymuose bus youtuberio kanalas, sveika, galėsit nusikopinti viso.